paskutinė diena mūsų ture. Atsikėlėm, papusryčiavom ir esame jau kelyje. Dabar trumpai sustojame prie tokių kaip ir bėgių, kurie veda į Čilę. Ir toliau važiuosime žiūrėti lagūną. Matosi vis dar veikiantis vulkanas, o aplinkui visur yra lavos kalnai. Atrodo lyg mėnulėje. Pakilom truputėlį vėl aukščiau, taigi vėl sunkiau šiek tiek. Vėl šiek tiek sunkiau kvėpuojas ir šalčiau, bet visa tai yra pakenčiama. Visa tai kompensuoja gražus vaizdelį. Laguna Hedionda. Laguna Hedionda. Sí. Ok, gracias. O dabar atvykome vietelę, kuri labiau yra užtriuko. Kur pilna flamingų. Gaila, kad tik negalim prieiti arčiau, nes jie nuskrenda, tai taip žiūrim iš toliau šiek tiek. Šiek tiek ir nuo saulės, nes nors ir nusiėmė akinius, bet kažkiek. Nusėmus akinius vis tiek šiek tiek spygina, taigi akiniai. Užkylom vėl į aukštumas, užkylom į 4 km 700 metrų aukštį. Užkylę aptikom truputėlį sniego. Oras iš tikrųjų jau čia yra tikrai žymiai šaltesnis, gan šalta. Net gailiaus, kad striukę palikau mašinai. Jausmas įdomus, kadangi faktiškai važiuojam dykumą esančią beveik 5 km aukštyje. Gamta tikrai labai keista ir nelabai suprantama. Nu jo, mums tikrai nėra įprasta, tikrai panašu visiškai dykumą, nežinau. Dykuma ir sniegas, nu tokie atrodo nesuderinami dalykai, bet kadangi esame už tai susideriname. Tai va, kas šitą? Einam, nulipdysim senį, kas sniegelį. Kaimynėlė, kaip sakant, nutiko bėdelė, mūsų vairuotojas pradeda pakeisti vairą. Tuo tarpu mūsų kompanija šiltai sėdi automobilyje ir nenori eiti lauką, nes kieme labai šalta. Šito gyvūno pavadinimas yra biskačia. Reikės grįžus pasigūglinti, kaip tai vadinasi lietuviškai arba bent jau angliškai. Gedas žaidžia su likimu. Baigiam savo antros dienos žygį, atvažiavom savo nakvynės vietą, su vairuotoju išsikrovėm daiktus nuo stogo
Ir dabar keliaujam į namuką, trumpai aprodysiu, kaip mes gyvensim šiandieną. Čia yra turbūt valgomasis. Matyt, šiandieną čia valgysim vakarienę. O numeris 4 mūsų kambarės. Miegosim visi kartu, draugiškai. Turim 7 lovas, nors esam čia šviesę. Dar ko gero vairuotojas su mūsų miegos. Taigi, mano lova šita, aušinės lova šita. Kuprinytės vietoj padėtos, daiktai sunešti. Ką, keliaujam ilsėtis, einu sužinoti tolimesnės programos, kada bus vakarienė ir ką mes veiksim iki jos. O, pabėgo. Cordero. Cordero? Cordero, oveja. Cordero, oveja. Oveja. Avytė buvo įbėgus pas mūsų kambarį. Nespėjau nufilmuoti, gaila. O čia nais mūsų kiemas. Čia yra mano kiemas. Taip. Iš tikrųjų, žiauriai šalda, bet pati mūsų šitą stovyklavietę, bazę, aušinę dar įparodžiu, įsikūrusi labai gražioje vietoje. Tai yra prie Kolorado lagūnos. Kuo jinai yra ypatinga? Jinai yra ypatinga tuo, kad jos vanduo yra ružavas. Rožinis. Ir po ją ganosi flamingai. Taigi va, tai... Vaizdas tikrai labai gražus. Ir viskas šiaip iš tikrųjų gerai. Mus tik šiek tiek nustebino mūsų, kompanionai, kurie labai skundžiasi. Suaugę žmonės elgiasi kaip vaikai. Nes ten yra šalia dar vaikas, bet jis kažkaip nei žodžio nepasakė, kad jam šalta. Susirašėm miegoti. Truputėlį šaltoka mūsų kambariai. Visi apsirengėm pižamą savo. Tai daug mažiau atrodo va tai vat. Visi su pižamom. Ir ruošiamės eit miegot. Manau, kad kambaryje yra apie kokius 5 laipsnius šilumos, nedaugiau. Naktinukus jau apsivilko. Galviniai naktiniai. Galviniai naktiniai. O aš jau guliu lovytėj. Čia netgi lyg saulė išraižyta virš manęs. Bet gaila, kad visai nešildo. Tai biški nosis paraudus. Bet nieko. Rytoj saulė pakils ir bus šilta. Prabūdom šiandien 4 valandą. Iš tikrųjų nebuvo taip šalta miegot, kaip tikėjausi. Buvo netgi momentais ir karštoka. Tai va, dabar jau visi budinasi, visas namas juda krūta, kas prausisi, kas kraunasi daiktus. Vairuotojai bando sukurti džipus. Vienas iš jų nesikuria. Mūsų džipukas dar nepakurtas. Opa, užsikūrėm. Važiuosim visi. Pakilom 5 kilų aukštį. Dėja mašinai neveikia pečius. Langus valom rankom. Nu bet nieko, privažiavam geizerį, dabar prasidės gražus vaizdai. Aušriukai, kokios emocijos? Geras, man labai šalta. Ir smirda. Bet čia šlapia. Čia. Eina, pažiūrėsim, kas čia apačioje. Jautiesi lyg būtum, nežinau, ne Žemė, kitoj planetoj. Ir aplinkui yra šioks toks sieros kvapas. Jo, grinai kiaušinio kvapo, tai čia toksai kaip iš sieros, man atrodo. Turbūt nereikia sakyti, kas čia yra. Vietukai, ką tu gali pasakyti? Galiu pasakyti, kad labai smagu. Galima padlūkt smagiai tarp geizerių. Vykome į paskutinį tašką mūsų kelionės į karštasias versmes. Pabandėme įkišti ranką į vandenuką, tai vanduo tikrai labai šiltas, lyg šilta vonia. Žmonės maudosi. Mes šį kartą neišdarysim to padaryti. Šiaip aš tai pasimaučiau, bet mes neturim laiko, nes to, kad mums davė pusvalandį tik tai
Jo, tai dėl to galbūt ir dėl laiko stygiaus ir iš tikrųjų dar pakankamai yra šaltas oras. Tai kadangi mūsų kelionė šiandieną nesibaigė, mes ją tęsim dar kurį laiką, tai nenorim tiesiog sušalti, taigi šitą pramogą atidedam kitam kartui. Gais negalais pagaliau patekom į Čilę, turėjom šiokių tokių incidentų pasienyje, bet viskas susitvarkė ir yra gerai. Pats turas iš tikrųjų buvo tikrai nuostabus, tikrai įdomus. Aišku, pati pirmoji diena buvo pati geriausia, kitos dienos buvo netokios spūdingos, kadangi vaizdai pradėjo šiek tiek kartotis, bet visumoje buvo viskas labai faina. Mūsų apsilankymas Bolivijoje baigėsi, dabar jau mes atkeliavom į Čilę ir sakom jums iki susitikimo kitame video.